Sveiki, aš esu Odeta Strakšienė, Mary Kay kompanijos grožio konsultantė, pardavimų direktorė ir šio video noriu Jums papasakoti apie visus Mary Kay odos priežiūros produktus. Tai yra pabūti gidų, matame katalogėlėje, kai vartom ir matom daug tubelių, daug buteliukų ir kartais kyla klausimas, kada naudot, kam skirta, kodėl, ar reikia man, ar nereikia ir panašiai. Tai aš tikiu, kad šitas mano video Jums pagelbės susigaudyti toje gausybėje Mary Kay produktų, ypatingai manau tai aktualu naujai prisijungusioms mūsų konsultantėms, o galbūt ras kažką naujo ir tos, kurios jau yra kompanijoje ilgiau ir naudojo produktus jau ne vienerius metus. Taigi, ką mane kompanija išmokė jau daugiau kaip prieš 15 metų ir sakyčiau, ta gražios ir sveikos odos paslaptis ir yra sisteminga kasdienė veido odos priežiūra ir nuolatos išlaikyti 5 veido priežiūros etapus. Jeigu dalyvavote grožio pamokėlėje, tai turbūt žinote tuos 5 etapus, bet aš truputėlį priminsiu. Tai yra, kas yra svarbu, ne? Kad pirmas etapas yra prausimas. Tai tiek ryte, tiek vakare mes prausiam mūsų odą, pasirinkdamos prausiklį, tą, kuris mums reikalingas, tą, kurį mes naudojame tiek pagal mūsų odos tipą, tiek pagal amžių. Yra ne viena sistema, mano rankose tikrai ne vienas prausiklis, tai čia yra pirmasis žingsnis, nuo kurio prasideda mūsų odos priežiūra. Be abejo, prie odos valymo nepamirškime, kad mes turime ir micelinį vandenį, jeigu esam pasidažiusios makiažu, tai jisai nuima tą didumą makiažo ir jau po jo jau einam tuomet su prausikliu. Tai čia veidą valom, akim ir lūpom yra neriebus akių makiažo valiklis, dar prie jų sugrįšiu. Taigi, pirmas žingsnelis – prausiklis. Antras žingsnis tai yra nusluoksniavimas, tų negyvų ląstelių nusluoksniavimas. Tai čia mes galim priskirti šveitiklius, galime priskirti kaukės, ne? Tai va čia jau tas antras žingsnis, kurį, sakyčiau, mes ne kiekvieną dieną darom, bet bent jau 2-3 kartus į savaitę pasidaryti procedūrą tikrai labai sveikai ir rekomenduojama ir pageidaujama tam, kad nusluoksniuotas negyvas ląsteles. Toliau, trečias žingsnis yra tonizavimas, kuris pabaigia valymo procesą, sureguliuoja pH ir paruošia odą visų tolimesnių priemonių pasisavinimui. Tai yra busteriai, serumai, kremai ir panašiai. Tai yra tonikai. Tonikas, losjonas, net maisdrikinamasis gaivinamasis losjonas, iš skincare linijos balansuojantis tonikas. Tai čia yra trečias žingsnis. Ketvirtas žingsnis yra drėkinimas. Tai jau čia mes priskiriam kremus, tai vėlgi priklausomai, kurią liniją naudojat. Ar tai bus Tamwise Repair, ar Tamwise, ar skincare linija, ar Clear Proof linija, ar mūsų brangiausi vyrai vyrišką kremą naudoja. Žodžiu, čia įeina visi kremai ir jį papildantis kiti produktai, tai yra serumai, busteriai ir visa kita. Ne prie šito žingsnelio. Ir penktas etapas tai yra apsauga. Tai tuomet, kai jau mes einame į dieną, į lauką, natūralu, kad apsirengiam drabužius, tai lygiai taip pat paltukas, šilko rubelis veidui, tai yra mūsų makiažo pagrindai. Apsaugėlės vadinamos mūsų, tai ar CC kremas, ar matinį atspalvį suteikiantis makiažo pagrindas, ar skaistinantis. Ne? Tai va tokie 5 žingsniai. Tai mielos damos ir vyrai, jeigu žiūri šitą video, tai visada turėkit minty ir pasižiūrėkit, ar jūs visus 5 tos priežiūros etapus naudojat. Be abejo, tas 5, jeigu einame miegot vakare neaktualus, mes jį naudojam labiau dieną, ryte, kai jau einam į lauką. Tai dabar va tie visi 5 priežiūros etapai, iš tikrųjų, jie ir sudaro mūsų visas veido sistemas. Mes turime skirtingas veido odos priežiūros sistemas, tai sakykime, pradėkime nuo kurios čia. Tebūnie pradedam pagal amžių, nuo jaunimo. Tai jaunai ir tuo pačiu jautriai odai skirta priežiūros sistema, tai yra skincare linija. Tai bandau susirinkti visus priklausančių šitai linijai produktus. Tai kasgi, žiūrėkit, prausiklis yra nusluoksniavimoje, net šiuo atveju švelnus toks šveitiklis, toks peelingas yra. Trečias žingsnis tonizavimas yra ir drėkinimas, kremas yra. Dabar šitos linijos vėlgi yra pagal odos tipą ir mes renkamės pagal tai, kokią odą turim. Ar tai yra normali sausa, tai čia sufleruoja tą rožinę juostelę ir netgi ir parašyta normal to dry. O jeigu jūsų oda yra mišriai riebi, tai violetinė juostelė irgi bus parašyta combination to oil. Tai šiuo atveju gali skirtis tiek prausiklis, tiek kremas. Arba matizuojantis kremas, jeigu jūsų oda mišresnė, riebesnė, arba jeigu jinai sausa, jau toks drėkinantis kremas riebesnis. Tai veido priežiūros sistemą naudojam rytą, vakarą. Tie kremai jie yra universalūs šitoj linijoje, tiek ryte, tiek vakare naudojam tą patį, bet jeigu einam į lauką ir žinom, kad būsime saulėje, nepamirškim apsauginio kremo nuo saulės, tai mineralinis veido kremas su SPF 30, būtent šitam skincare linijai. Taigi,
viena sistema. Tai šitą sistemą jau galima naudoti nuo paauglystės. Nu, vat, kai jau matot, kad jaunimas, mūsų merginos, vaikinai pradeda jau liktai pradeda lįsti spuogeliai ir tikrai jau reikalauja tos priežiūros, tai čia yra ta linija, kuri jiems ir skirta. Jeigu jau oda yra problematinė ir linkusi į aknę, silpnai, vidutinę aknę, yra stipresnė linija, tai yra Clear Proof. Ne? Tai va šita linija jau yra su 2% salicilo rūgštim. Bandau susirinkti tos buteliukus. Čia jau jinai sprendžia būtent į spuoguotumą linkusiai odai tas problemas. Tai vėlgi yra prausiklis, yra drėkinanti emulsija kremas, yra tikslinė priemonė nuo spuogų. Tai va jeigu kokie giluminiai tokie skausmingi spuogeliai, tai ant jo patepam tuo tikslinę priemonę porą kartų į dieną, greičiau tas spuogelis užgis ir nuims tą tokį uždegimą skausmingumą. Tai čia galime naudoti ne pagal amžių, ne bet kam, net ir mum pačiom. Jeigu išlenda koks nepageidaujamas svečias spuogas, tai va tikrai naudokite šitą, turėkit, kaip sakau, šeimos vaistinėliai, kiekvienas gali naudoti ir net ir ant kūno ir panašiai. Ir kas čia dar šitoj linijai, giliai valomo aktyvintos anglies kaukė, tai vėlgi jinai skirta visiems, nes atlieka valymo funkciją, aš dar prie jos sugrįšiu, bet jeigu žiūrėt pagal sistemą, pagal buteliukus, tai va yra Clear Proof. Ne? Tai čia, kaip ir minėjau, labiau į problematinę odą linkusi. Jeigu ta oda, sakykime, jinai truputėlį spuoguojasi, bet nėra tokia labai ryški ta aknė, tai jūs galite derinti, ne? Pavyzdžiui, su skincare linija ir Clear Proof. Nu, pavyzdžiui, kartais būna, kad kai kuriem užtenka keletą kartų nepanaudoti va šitą Clear Proof prausiklę, o šiaip įprastai naudoja skincare. Arba vieną ryte, vieną vakare. Ne? Čia jau mes žiūrim pagal odą, tam, kad per daug nenusisausinti. Nes ta linija, kuris skirtas spuoguotai odai, jinai natūraliai truputėlį turi sausinančio poveikio. Taip, tai va, tai čia apie dvi linijas. Toliau einam pagal, sakykime, pagal amžių, tai jau 20 kokių plus, Tambais linija. Jau pats žodis Tambais sufleruoja pristabdyk laiką, tai jau atlieka ne tik tuos kasdienius veido priežiūros etapus, bet tuo pačiu jau prevencija prieš šuklės. Kaip aš sakau, ta protinga sistema, kur nuskanuoja odą, jeigu reikalas yra, atakuoja ląstelę, priverčia dirbti, jeigu nėra, nieko ir nedaro. Ne? Tai va čia jau pristabdo mūsų tos senėjimo procesus. Tai kągi mes turim šitoj linijai, vėlgi visa sistema, visi 5 žingsneliai čia yra. Tai yra prausiklis, kuris vėlgi gali būti 2 rūšių, tiek normaliai sausai, tiek mišriai riebiai. Paprastai tie prausikliai, kurie skirti sausesniai odai, jie būna kreminės tekstūros, pienelio tekstūros. O jeigu jau oda mišresnė riebesnė, dažniausiai būna gelinė tekstūra. Ne? Tai va. Tai žodžiu, yra prausiklis, yra kremas, kuris vėlgi universalus, tinka ryte vakare. Ir yra 2 tokie broliukai, dvinukai, buteliukai, kurie papildo mūsų kremą pagal tai, ko reikia, ar tai yra dienos metas ar naktis. Tai jeigu mes darom vakaro rutiną, tai naudojam naktinį eliksyrą su va tokiais spalvotais žirniukais, kapsulytėm. Čia yra užrakinti vitaminai A, E, C ir resveratrolis, tie jaunystės vitaminai, ir tos kapsulytės jos sprogsta grinai praeis pro dozatorių ir tada sąlytis odą viskas daug geriau pasisavina. Tai jeigu tai yra vakaras, naudojam naktinį eliksyrą prieš kremą. Jeigu tai yra rytas, einam į dieną, ant kremo, jaunystės pratęsiančio kremo, tepam dieninę apsaugą, kuri yra su SPF 30. Tai saugo ir nuo ultravioletinių spindulių, ir oro taršos, mėlynosios šviesos, ir visų tų kitų negerumų, kurie įtakoja mūsų odą, žaloja ir sendina ją. Taigi, tai ir be abejo nepamirštam, kad atitiktumėm visus 5 priežiūros etapus, tai yra Tambais drėkinamasis gaivinamasis losionas, dar dažnai pavadinam toniku, kuris naudojamas po prausiklio prieš kremą, tai arba jeigu vakaras ir dar prieš naktinį eliksyrą, tai tonikas, kaip ir minėjau, padeda labiau pasisavinti ant jo tepamų produktų veiksmingumą. Jų galima sakyti net ir susitaupo ir mažiau reikia, nes ant drėgnos odos skalsiau viskas slysta. Taigi, čia jau, kaip ir minėjau, maždaug 20 plus, naudojam Tambaiso liniją. Kas eina toliau? Toliau, jeigu jau žiūrėt pagal mūsų amžių, Tambais Repair, tai mūsų brandžiai odai skirta linija. Vėlgi turim visą sistemą. Tai yra prausimosi putos, labai švelnios, tokios tikrai delikačios, norėjau pasakyti, ne? Tai jeigu oda jau vis tiek su amžiu mūsų jinai jau sausėja, plonėja ir norisi tokio labai švelnaus prausimo, tai yra prausimosi putos. Tokios, tiesiog ant drėgnos odos, ant drėgnų rankų, pamuilinam ir švelniai viską nuplaunam. Vėlgi, tonizavimui naudojam Tambaiso drėkinamai gaivinami losioną. Po losiono seka
kitas žingsnelis, tai yra atnaujinantis, stangrinantis, liftinguojantis serumas. Ir vėlgi pagal tai ar rytas ar vakaras, dieninis arba naktinis kremas. Čia labai tokie gražus buteliukai, mandri, viskas vakuume, čia pasispaudžia dangtelis, išlenda kremukas ir viską pasisavina. Nu, žodžiu, tikrai prabangiai atrodo ant mūsų vonios lentynėlį. Taigi, na va, ir kas čia dar, ir be abejo yra ir paakių kremas, dar prie jo sugrįšiu. Taigi, kiek aš jau čia apžvelgiau sistemų? Skincare, Clear Proof, Tanwise Repair. Nu ir dar ką mes turim, tai dar turim mūsų tokią lengvą priežiūrą mūsų mylimiems vyrams. Tai yra sukurtas ir atskirai vyriškas prausiklis bei drėkinantis kremas mūsų vyrams. Tai be abejo, jeigu jau vyras pasiduodantis tai įtakai ir rekomendacijom, tai tikrai rekomenduoju prijungti dar ir losioną, toniką, kuris tikrai universalus šitas Tanwise ir tiks ir vyrams, ir mums pačioms. Nu ir aišku, pagal odą jau mes papildomas priemonės dedam toliau. Bet pagrindė yra va tie pagrindiniai produktai, prausiklis, kremas. Jeigu einam į saulę, be abejo apsauga nuo saulės, atitinkamai papildomi produktai. Tai va tiek, sakykime, trumpai apžvelgiant visas veido priežiūros sistemas, tai jas naudojam kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, vakarą ir visi, ne tiek vyrai, tiek moteris. Dabar jeigu oda yra, nu va, turi kažkokį nukrypimą, ne, nuo tos normalios odos ir sveikos odos, ir kažkokios yra anomalijos, žinot, kažkas būna labiau į kuperozę, į paraudimus linkęs, kažkas į spuoguotumą, kažkam yra dehidratuota, neišsausėjus oda ir panašiai. Tai tokiu atveju mes turim galybę papildomų produktų, apie kuriuos aš tuoj ir papasakosiu. Taigi, tuoj čia šiek tiek pastumdau. Dar galbūt, kad nepamirščiau, truputėlį apžvelgsiu mūsų tas, sakykime, jautriausias zonas, tai paakių zona ir lūpų zona. Nes čia, kaip sakau, Respublikoje, kuri taip pat reikalauja priežiūros ir atitinkamai delikatesnės tas priežiūros, nes mūsų paakių zona yra daug plonesnė. Nu, vat, įsivaizduokit kaip popieriaus lapas, jinai tokia plonytė. Ir tikrai jai tos priemonės, kurios skirtos veidui, netinka. Nes sutikit, kad nu, va, jeigu ant veido mes ten kartais ir pamatom ir kažkokį spuogą ir panašiai, tai paakiuose dažniausiai tų spuogų nebūna, bet jinai yra tokia dažnai papilkėjusi, plonesnė, atsiranda kažkokie patamsėjimai, paburkimai ir panašiai, tai ne veltui akių priežiūra yra atskiri produktai. Visų pirma, pradėkim nuo akių valymo, tai makiažui nuvalyti ir visiems nešvarumam naudojam neriebų akių lūpų makiažo valiklis, tai toksai dvifazės, 2 sluoksnių, tai prieš naudojant mes jį sumaišom, suplakam ir tada labai švelniai, netrinant, nebrūžinant, aš jau visose videose dažnai tai akcentuoju, kad suvilkite vatos tamponėlį, diskelį ar servetėlę, su kuo jau jūs valot, priglaudžiam ir kantriai palaukiam, nu bent jau kokių 10 sekundžių, tam, kad tas tušas, visi makiažai, šešėliai, viskas aptirptų ir tada labai lengvai, švelniai viskas nusivalo. Ne, va, išorinį voką į išorę ir grįžtam link nosies pagal akies raumenuko sandarą, kad neįbraukti tų visų nešvarumų į pačią akį. Tai labai švelniai, delikačiai nuvalo šitas makiažo valiklis. Toliau, kremai, vėlgi, jie yra atskiri. Čia renkamės pagal tai vėlgi, pagal mūsų amžių ir poreikį. Tai dabar, jeigu jaunimas, nu, va, kai jau pradeda dažytis merginos tušu, natūralu, kad ta akių zona jinai dažniau dirginama, valoma, ten patampama ir panašiai. Tai pirmasis kremas, kuris būtų jaunimui, tai yra neriebi drėkinamoji, va, ta tokia želiukas Indulge vadinamas, bet jį tikrai gali naudoti ne tik jaunimas, bet ir mes, aš žinokit, ypatingai mėgstu kiekvieną rytą iš šaldytuvo išsitraukiu, jisai toksai kaip labas rytas, aš vadinu, labai gerai atgaivina, atmerkia akis, nuima tos tokius paburkimus, patamsėjimus. Tai jeigu nedidelį kiekį tepam, jisai būtų kaip kremas susigeria, jeigu norim panaudoti kaip kaukę, užtepam riebiau, 10 minučių pabūnam, jeigu matom, kad ne viskas susigeria, ne viską oda pasisavino, perteklių nuvaloma, ne? Bet nuplauti nieko nereikia. Ir tuomet jau ant viršaus galime tepti rimtesnį, jeigu jau mums daugiau nei 20 ir norim jau prevenciškai nuo raukšlyčių, atitinkamai yra kremai. Tai Tanwise kremas, paakių kremas nuo raukšlių, tai pristabdantis tuos senėjimo procesus jau ir čia tas pirmasis raukšlytės, kai jau pamatom, o jeigu jau norisi intensyvesnio darbo, kad tas jau esančias raukšlytės jau lygintų, ir viršutinio voko liftingą darytų, ir pašviesintų, ir pastangrintų, tai naudojam Tanwise Repair. Tikrai nereikia laukti 45 plus, kad galėtumėm naudoti šitą paakių kremą. Dažnai pastebiu, kad paakių zona moterų būna
labiau pamiršta negu veido. Nežinau, kodėl taip yra. Tai tam, kad taip nebūtų ir ta pakių zona taip jau nešviestų ir neišduotų mūsų amžiaus, tai tikrai galima tą pakių kremą panaudoti ir anksčiau, tam, kad būtų stipresnė ta priežiūra. Čia, kaip matote, yra toks metalinis medicininis antgaliukas, kuris atlieka masažo funkcijas, limfodrenažinį masažą galim čia ar spiralės judesiu, arba taip grinai vedžiojant ir einant link ausies, ne tokį judesiuką padarant, tai išmasažuojam, išvarinėjam limpą, nuimam tą tokį paburkimą. Tai čia jau tas rimčiausias. Žinokit, neturiu klientės, kuri nebūtų pajautusi efekto. Daro stebuklus. Ir dar prie akių priežiūros, kadangi mes čia kalbėjom apie tą antrą žingsnį, apie įvairias kaukės šveitiklius, tai pakių zonai lygiai taip pat turime kaukės funkciją atliekančias, intensyviai drėkinančias pakių hidrogelio pagalvėlės. Tai va tokios rožinės pusmėnulio formos pagalvėlės, kurios naudojamas vėlgi kokius 3 kartus į savaitę, 20 minučių, užsidedam, palaikom ir iš karto mūsų akis atrodo pailsėjusios ir atsigavusios. Tai čia kaukytės pakių zonai. Šitoj pakuotė yra net 60 vienetų, 30 porų, kaip ir minėjau, bent kokius 3 kartus į savaitę tikrai labai rekomenduoju. Aš prieš naudojant dar irgi įsidedu šaldytuvą, kad jos būtų vėsios, tada žinokit, visai kitas jausmas. Jeigu ryte kartu su kavos puodeliu, tai ir akis atsigauna ir pačias. Taigi, lūpų, jeigu apie pakius pakalbėjom, tai ta viena iš jautresnių zonų lygiai taip pat yra ir mūsų lūpų priežiūra, o jai turim Satin Lips lūpų priežiūros sistemą, kurią sudaro lūpų šveitiklės ir lūpų balzamas. Su sviesmedžio sviestu, su vitaminais AE labai gerai atsigauna lūpos, nuima tuos visus pašerpėtojimus, pasausėjimus ir lūpų makiažas atrodys daug gražiau ir geriau. Taigi, šveitikliai vėlgi naudojam pagal poreikį, ypatingai šaltuoju sezonu dažniausiai pastebim, kad lūpos pasausėja, norisi vakramtyti, tas tokias odelės atsipleišusias. Ir balzamą, kaip vazeliną, vėlgi galite turėti kažkur striukės kišenėje, rankinukė ir pagal poreikį. Jaučiat, kad norisi šiek tiek padrėkinti, pasitepam šituo drėkinančiu, maitinančiu balzamu. Taigi, tiek apie lūpas. Ką toliau? Tai dabar tas pagrindinės tokias bazinius produktus apžvelgiau ir dabar einam jau prie tų anomalijų, prie tų nukrypimų, kaip ir minėjau. Tai dabar, jeigu jūsų, nuo ko čia pradėti dabar? Tebūnie kuperozė. Labai dažnai susiduria kad skruostai yra linkę į raudonį, ta kuperozė, į rožinę, nuokrypis ir panašiai. Tai kas dabar stiprina kapiliarų sienelės ir ką reikėtų atkreipti dėmesį? Tai jeigu jūsų oda linkusi į kuperozę, dažniausiai tai būna paveldimas dalykas, tai jeigu matot, kad jūsų mama močiutė turėjo tą problemą, tai turėkit mintį, užkirskit kelią tam, kad ta problema neišsiplėtotų. Nes kai jau atsiranda tos kraujagyslytės paviršių, matosi sutrūkinėjusios, jau su kosmetika jūs nieko nepadarysit, bet užkirsti kelią, kad jinai toliau nebujotų, tai tikrai galite savo pagelbėti. Tai ką svarbu dabar atkreipti dėmesį, kad visada naudokite dienai SPF. Tai yra apsauga nuo saulės, nes saulė tikrai neprisideda prie tokio rūmo, o tikrai dar labiau žaloja. Tai apsauga nuo saulės būtina. Kaip įrodžiau, realiai visos veido sistemos apsaugą nuo saulės turi. Skincare linija yra mineralinis kremas su apsauga nuo saulės. Jeigu jūs naudojate Tambaizo liniją, yra dieninė apsauga su ultravioleto nuo apsauga SPF 30. Jeigu naudojate Tambaiz Repair sistemą, vėlgi yra SPF 30 dieniniam kreme. Tai čia mes kaip ir ramus. Tiesiog to nepamirškit, kad visada turi būti ta apsauga nuo saulės. Kas dar svarbu? Dabar vėlgi dar nelabai apie juos papasakau, bet kaip papildomas produktas ir labai veiksmingas, tai yra dermokosmetikos linijos Clinical Solution boosteriai. Mes jų turime net 4, tai dabar jeigu jūsų oda linkusi labiau į kuperozę, į raudonį, ką aš labai rekomenduoju, tai visų pirma, pats universaliausias praktiškai tinka visada ir visom ir visiems, tai yra drėkinantis boosteris su hialurono rūgštim keramidais, nes drėgmė, žinokit, niekada nebūna per daug. Ir jeigu turim kažkokias net ir kelias problemas odoje, kaip pavyzdžiui, gali jausti ir sausumą ir tuo pačiu matom, kad ir spuoguojasi. Tai visų pirma, pirmu numeriu sprendžiam drėgmės atstatymo problemą, tai yra, kad oda atsidrėkintų, o tada jau einam link spuogelių. Nes jeigu pradėsim nuo spuogų ir dar labiau sausinsim, žinokit, užburtas kelias bus daug sunkiau viską susitvarkyti. Tai kai oda atidrėkinta, tada visos kitos problemos sprendžiasi daug greičiau ir veiksmingiau. Taigi drėkinantis boosteris nuima jautrumą, atstato drėgmės tą nebuvimą,
greičiau pridrėkina, nes ta hialurono rūgštis yra kelių rūšių ir smulkių molekulių ir stambesnių, tai vyksta ta sinergija iš abiejų pusių. Stambesnės molekulės drėkina iš viršaus, smulkesnės keliauja gilyn ir iš vidaus, ne? Plus keramidai, tarpląstelinė ta medžiaga. Taigi, toliau, kas labai svarbu, dar vėlgi, ne, kapiliariniai odai, tai stiprinti kapiliarų sieneles, o tai yra vitaminas C. Tai busteryje mes turime su vitaminu C resveratroliu, tuo pačiu ir jaunina, ir pastiprina kapiliarų sieneles, ir šviesinamasis busteris su ferulos rūgštim irgi labai gerai nuima tą tokį... Jisai ir su pigmentacija dirba, ir pašviesina, ne, mūsų odą. Tai va, šitie trys. Lygiai taip pat dar nereikėtų atmesti ir mūsų šveičiamo busterio su rūgštimis, taip AHA rūgštimis, alfa hidroksi, polihidroksi rūgštimis. Tai jisai labai švelnus, delikatus odos nuvalymas gaunasi, nes kapiliariniai odai tų šveitiklius tokių abrazyvinių su grūdeliais nelabai rekomenduojama, reikėtų rinktis labiau švelnesnė, tai tam reikalui yra arba rūgštinis busteris, arba jeigu viskas tvarkoja, ne, dar naudojame ir tam Base Repair rūgštinį šveitiklį su gliukolio rūgšti. Taip, tai va, kas dar toliau? Užsiminiau apie vitaminą C, tai apie busterį papasakau ir dar labai, nu čia vienas iš pagrindinių, sakyčiau, produktų, kurį reikėtų įvesti kuperozei, kapiliarus linkusiai odai ir raudonį, tai yra serumas su vitaminu C plus A, ne, kuris irgi stiprina kapiliarų sieneles, skatina kolageno elastino gamybą, stangrumo, elastingumo priduoda, nu, galima sakyti, vienas iš populiariausių serumų, tai kuris skirtas ne tik kapiliariniai, bet absoliučiai visiems, toks imunitetas odai, bet kapiliariniai tuo labiau. Ir ko aš dar nepaminėjau, bioceliliozės kaukė. Va, bioceliliozės kaukė, mūsų ta pati prabangiausia kaukė. Tai vėlgi neapsigaukit, kad parašyta tam Base Repair. Lepinam save, nesvarbu kokio amžiaus būtume. Nu, aišku, paaugliam nebūtina, čia galime lengvesnės, bet jeigu jau mums čia jau virš 20, tai tikrai save palepinti, tai yra grožio salonas namuose. O jeigu dar prieš tai pasidarysite rūgštinį šveitiklį, tokią valymo procedūrą ir po jos nuplovus, ne, 10 minučių palaikom, nuplaunam ir užsidėsite šitą bioceliliozės kaukę, kokį pusvalanduką savo parelaksuosit, nu žinokit, busit grįžusios iš grožio salono, o kainą tikrai nerasite tokios grožio salone, kokia jums kainuos būtent pasidarius namie. Aišku, dar galima pasimasažuoti, visą kitą, čia bus tik tai priedas prie geresnio pasisavinimo. Taip, ir, žinoma, penktas mūsų žingsnis - apsauga, tai tikrai dieną einant į lauką, nepamirškim apsaugėlių, tai yra arba CC kremas, kuris irgi turi ir apsaugą nuo saulės, labai švelniai sulygina odos atspalvį, nuramina tą raudonį ir be abejo arba mūsų makiažo pagrindai. Tai va, tai tiek apie kuperozę, apie tą raudonį linksinčią odą. Toliau, jeigu mes turim polinkį pigmentaciją. Žinot, ypatingai po vasaros dažnai pastebim atsiranda visokių nepageidaujamų pigmentinių dėmelių. Tai vėlgi turime ne vieną produktą, kuris padeda susitvarkyti su pigmentacija. Jinai tikrai atsiranda ir gali skirtingų priežasčių būti, aišku, viena iš jų saulė, gali būti hormonai, labai dažnai būna ar po nėštumo moteris pastebi, ar galų gale senatvinės tos dėmės. Tai jeigu jos nėra tokios įsisenėjusios ir tokios gilios, negiliosniuose odos sluoksniuose, kosmetinės priemonės tikrai pagelbės. Jeigu jau ten yra tokios jau giliai iš vidaus, ir jau sunkiai su kosmetika sutvarkomos, tada be abejo belieka lazeris. Tai dabar ką reikia atkreipti dėmesį, jeigu yra pigmentacija. Vėlgi, pirmų numerių, SPF-as visada, stenkitės, nes saulė vienas iš tų pagrindinių, sakykime, įtakotojų, sukėlėjų mūsų pigmentacija, dėl to būtina apsauga nuo saulės ištisus metus. Nesvarbu, kad ne vasara ir atrodo už lango saulės nėra, kremas su SPF-u turi būti visada, ypatingai jeigu turi polinkį pigmentaciją. Toliau, vitaminas C ir mūsų šviesinamasis busteris, vienas iš tų pagrindinių duetų, kuris vienas kitą papildo ir sprendžia tą problemą. Šviesina odą, išskaido tą melaniną susikaupusi, tas pigmentinės dėmes, kad jos greičiau pašviesėtų. Geriausias laikas tvarkyti su pigmentacija, tai yra ruduo, žiema, tas šaltasis metas, kai jau saulė netokia aktyvi. Tai jūs galite juos naudoti ir vasaros metu, tiesiog, žinot, kartais būna, tada moteris nelabai pastebi to efekto, nes atrodo, čia išėjo saulė, saulytė vėl pašvietė, čia savo darbą padarė, liktai naudojom, liktai pagerėjo, bet tas toksai lik vietoj. Bet jau, kai jos yra mažiau, tai tikrai ženkliai greičiau pastebėsime poveikį. Taip, šitas, toliau.
Buserė, nepaminėjau, be abejo, drekinantis buseris visada, šveičiamasis irgi tinka, apie šviesinamai papasakojau, vėlgi jauninantis su vitaminu C visada irgi. Toliau, Tanbais Repair šveitiklis irgi labai gerai dirba su pigmentacija. Tai čia ta saloninė, galima sakyti, irgi procedūra, jinai neturi grūdelių, toks kaip kremas užsitepam, 10 minučių pabūnam, nuplaunam ir jau tepam visus savo kitus produktus. Mikro šveitimo procedūra, vėlgi atitinka valymo funkciją, ta tokia greita procedūra, ypač jeigu jūsų oda tokia labiau į riebumą, į atviresnės poros, tai labai patiks šita procedūra, kas mėgsta tą tokio, žinot, pašvitrinimo, to tokio grūdelį. Tai čia kaip palangos mėliukas, tas mūsų šveitiklis, bet iš tikrųjų tai yra smulkinti korundo kristalai, deimanto dulkytės. Jos labai giliai eina į poras, jas valo ir tuo pačiu traukia, ne? Bet antras žingsnis poras sutraukiantis toksai serumas. Tai porą minučių ant šlapios, būtinai ant šlapios odos, pamasažuojam, nuplaunam ir patepam poras traukiančių serumų. Jį galima naudoti ir kaip kasdieniai priežiūrai, jeigu yra labai išsiplėtusios poros ir norisi jas sutraukti. Ne? Tai va, šita procedūra ir žinoma, kągi, jeigu reikia paslėpti tą pigmentaciją, nepamirštam dienai mūsų makiažo pagrindų. Taip. Kas eina toliau? Dehidratuota. Va čia, žinokit, labai dažna ta problema ir klysta tos, kurios galvoja, kad jeigu jų oda riebi, tai jinai nebus, sakykime, dehidratuota. Tikrai būna ir labai dažnai. Nes nepriklausomai koks odos tipas, tai dehidratacija gali būti visom. Ir labai dažnai būna, kad moteris, kurių oda labai blizga, sako, nu, va, aš jau čia atsikėliau, čia porą valandų ir jau vėl viskas čia riebalas teka, jau galėčiau blynus kepti. Tai žinokit, tokiu atveju labai dažnai būna tokia, kaip galima sakyti, kaip apsauginė odos funkcija, tam, kad apsisaugotų nuo drėgmės netekimo, jinai išskiria dar daugiau to riebalo. Tai kai mes atstatom drėgmę, tas riebalotumas netgi irgi pradeda mažėti, ne, labiau apsitvarko. Be abejo, sausiaodė, tai jeigu jau traukia viską odą, nu, tai jau faktas, kad trūksta tos drėgmės. Tai dabar jeigu dehidratuota, ne, tai viskas, kas drėkina. Tai tiek kaukės, tiek kremai. Tai dabar mūsų viena iš pagrindinių yra drėkinanti kaukė, maitinanti drėkinanti kaukė želė. Tai ta kaukė, kurią mes dažnai pavadinam tinginių kaukė, nes ją galima naudoti dviem būdais. Tai yra standartiškai ant švarios odos po prausiklio palaikom 10-15 minučių, nuplaunam ir viską susitepam, ko reikia. Arba ją galima palikti nakčiai. Nu, žinot, čia tais vakarais, kai jau atrodo, nėra laiko, jau viskas ir jėgų, ir grįžtam čia po darbų ir vos ten iki lovos dešliaužiam, nu aš tikiuosi prieš tai nusiprausim. Tai čia ta kaukė, kurią gali užsitepti, bet dėmesio, jeigu paliekat nakčiai, jinai tepama pačioj pabaigoj mūsų vakaro rutinos. Tai kai jau susitepam kremus, ne? Tai yra prausiklis, losionas, busteris, serumas, kremas ir jau ant kremo, kai jau jisai susigėrė, užtepam drėkinančią maitinančią kaukę želė, nu bent jau kokias 5 minutės dar lukterim, pagulim ant nugaros ir galim jau virsti ant šono, nes jinai viskas susigers, nesimatanti, bespalvė gelinės tekstūros, vyro vaikų negazdina ir paliekam iki ryto, ne, ryte nusiprausiam. Tai va, tai kaip ir minėjau, dviem būdais. Tai žodžiu, atstatyti drėgmei, šitą kaukę galim naudoti, pasidarykit netgi kursą, kad ir kokias kelias savaitės, kad ir kiekvieną ar kas antrą bent jau vakarą, tam, kad greičiau atsistatytų drėgmė. Toliau, vėlgi mūsų drėkinantis busteris, kaip ir sakiau, pats universaliausias, mėgstamiausias visada tinkantis, drėkinantis. Losiono tikrai niekada nepamirškit, nes mūsų tiek vienas, tiek kitas losionas neturi spiritinių ingredientų, nesausina, tai vat daug visokių žolyčių, hialurono rūgštis, kuris atsakingas už drėkinimą, šitas Tanbaiso tonikė losionė, o čia yra balansuojantis tai skinkėlinė, irgi nėra spiritinių ingredientų. Taigi, būtinai. Toliau, ką dar verta išsausėjusiai dehidratuotai odai, patiks maitinamasis aliejus, kuris gali būti naudojamas tiek veidui, tiek kūnui, tiek plaukų galiukam, rankom, žodžiu, įmaišyti visur. Jis labai smulkios molekulės, gerai įsiskverbia ir naudojamas prieš kremą. Ne? Dažnai mes įpratę, kad aliejai būna pabaigoje ant kremų, šitas naudojamas prieš kremą. Ne? Tai va keletą lašiukų ant drėgnos odos, ne va po losiono, paskirstom ir paskui užtepam kremą. Arba galima įmaišyti ir kremą. Svarbu nemaišyti jo į kremą, kuris turi SPF. Nu, šiuo atveju, pavyzdžiui, kalbu apie Tanbais Repair. Sluoksniuot galima, pradžioje aliejuką, paskui kremą, bet į patį kremą nemaišykit. Tokio gogalimo gali nedarykit. Taip, maitinamasis aliejus, apie busterį pasakiau. Bioceliuliozės kaukė, žinokit, šiuo atveju vėlgi viena iš pagrindinių. Tai jeigu savo pasidarysite tokį grožio kursą, bent jau 2 kartus į savaitę po bioceliuliozės kaukę, tikrai labai greit pajausite rezultatus. Ne? Taigi, mūsų mylimoji, ne veltui pati prabangiausia. Ir dar prie drėkinančių kremų yra va šitie drėkikliai. Taigi, intensyviai drėkinantis kremas,
dažnai galite išgirsti žargoniškai jį pavadinančių žėručių. Dėl ko? Todėl, kad jį pasitepus, jisai turi tokių žėrinčių blizgių dalelių. Žinot, būna dažnai išsausėjus oda tokia papilkėjusi, tokia pavargusi, tai tos truputėlį tokio švytėjimo priduodančios detalės, jos padeda atrodyti odai sveikiau. Jisai labai tirštas, toks va kaip sviestas, niekas čia neiškris, bet labai gerai atstato drėgmę su mikroelementais, magnis, varis, cinkas, pagrindinės odos gyvybinės funkcijas palaikantis elementai. Tai jisai naudojamas kaip papildomas drėkiklis būtent ant mūsų jau naudojamų sistemos. Ne? Tai tiek žiemą, po grįžus iš lauko, iš nužvarbimo, tiek lygiai taip pat ir vasarą, jeigu saulėje labai nudegėt, nukepėt, irgi padės greičiau atsisakyti. Galima sakyti, labiau toksai nakčiai, nes ne visos mėgsta tą tokią žėrėjimo arba švytėjimo dieną ir kartais būna kai kuriomis, tai galbūt dienai per riebus, per tirštas. Tai jeigu sausa oda, šitą intensyviai drėkinantį kremą rožinis indelis, jeigu jūsų oda labiau mišri į riebumą, tai neriebi drėkinamoji želė, violetinės tokios levandinės spalvos, tai kartais mes jį pavadinam levandiniu kremu, tai jisai gelinės tekstūros, labai lengvas toks kaip vandenėlis. Aš jį labai mėgstu vasarą, kai karšta ir norisi to tokio lengvumo, tai labai. Aišku, šituose kremuose nieko nėra nuo raukšlių, tai tikrai drąsiai galite dalintis ir su savo jaunimu, ir paaugliais, jeigu yra reikalas, tai tikrai mano ypatingai dukros labai mėgsta šitus kremus, bet vasarą ypatingai šitas gelinės, nors labai pamėgusios ir skincare liniją. Taip, ir dar vienas kremas, kuris apsaugo nuo drėgmės netekimo, tai yra minkštinamasis naktinis kremas, tai toksai vaškeliu dažnai mes jį pavadinam, medučiu, rožinės spalvos, vaškas, labai panašus į rankų sistemos vašką, nes sudėtinės dalis panašios, tik čia dar papildomų yra ingredientų. Tai jeigu kalba eina apie veidą, lūpom, žinokit, irgi galiu užduoti paslapyti, jeigu neturit po ranka specialaus lūpų balzamo, labai puikiai tinka šitas lūpytėm padrėkinti, atgaivinti, jeigu jo šerpetojančios. Tai jį mes tepam jau tada, žinokit, pačioj pabaigoje. Pasidarėt savo visą veido rutiną ir einant miegot tarp rankų, nereikia jo riebiai tepti ant veido, paskirstom tam rankų, ten kur sausa, priglaudžiam ir einam miegot. Jisai toks apsaugo odą nuo drėgmės netekimo, greičiau sutvarko visus tokias žaizdelės, kažkokios ten įbrėžimus, nubrozdinimus, pašerpetojimus, žodžiu, visais sausais gyvenimo atvejais tinka. Ir ne tik veidui, alkūnės, keliai, kulnai, kaip ir minėjau, vietoj balzamo lūpas, žodžiu, vasarą nuo saulės nudegimų, žiemą nuo nušalimo, kiekvienoj šeimoje privalomas kremas. Tinka nuo kūdikių iki senukų. Tai va, tai čia tiek apie dehidrataciją, tai yra drėgmės netekusiai odai. Einam toliau. Kas dar? Kokie dar gali būti nuokrypiai? Dažnai būna jautri, ne? Iš tikrųjų, tas jautrumas tikrų jautrių odų yra vos keli procentai, bet dažnai būna mes tą odą išjautrinam, naudodamos kažką neteisingo, ne pagal savo odos tipą, kažką prisidarom, ne? Tai tą jautrumą išsikelia. Tai vėlgi, ką aš rekomenduoju tokia jautresnė odai, nepamirškim losjono, nepamirškime drėkinančių kaukių, tai yra tiek gelinė kaukė, tiek beceliuliozės kaukė, lygiai taip pat aliejukas tiks jautriai odai. Drėkinantis būsteris, kaip ir minėjau, su mėlynu užrašu visada tą jautrumą ir intensyviai drėkinantis kremas, tas ryškesnis, tas žėrutis, ne, kur vadinu, nuima tą labai gerai jautrumą. Tai va, ypač aš atsimenu žiemą iš kalnų, kai būna grįžti ir ten jau raudoni žandai nužvarbė nuo šalčio, nuo vėjo, tai per naktį labai gerai viską atstato, ne? Tai va, tai tiek apie jautrę. Tada gali būti dar, žinot, tokį tonusą praradusio oda, tokio suglebimo jausmas, ne? Kai matai, kad oda, jinai tokia, tarytum, bet žemės trauka labai traukia. Tai čia tokiai odai reikia rinktis viską, kas tangrina, viskas, kas kelia, visi serumai, būsteriai ir panašiai, ne? Tai aišku, vėlgi drėgmė būtinai, tai drėkinanti kaukė ir beceliuliozės kaukė, lygiai taip pat ir valomoji kaukė, jinai tokio priduoda, tokio biškienė ir pavalo ir to pačiu pastangrina. Toliau būsterėje, ne? Būsteris tiek drėkinantis, tiek jauninantis, tiek mėlynų užrašų, tiek violetinių su vitaminu C resveratroliu, mikrošveitimo procedūra. Tada, kas čia dar? Realiai viskas, kas tangrina, tai žinokit, yra mūsų Tamwise Repair linija. Vienas iš pagrindinių stangrinantis, liftinguojantis, atnaujinantis serumas iš Tamwise Repair linijos, kremai, žodžiu, visa Tamwise Repair linija, kur aš čia dabar po ranka, ne? Tai viskas, kas tangrina, yra šitoj linijai. Ir, nežinau, ar minėjau ar ne, beceliuliozės kaukė, tai viena iš tų numeris 1.
Tai va. Pastebėt, praktiškai su kiekviena ta anomalija bioceliuliozės kaukė tinka. Tai aš žinau, kad labai dažnai mes pagailim savo, nes jinai yra kainos atžvilgiu atrodo brangiausia, prabangiausia, bet tikrai savo darbą atlieka. Nepagailėkit savo, ne? Niekas mumis nepasirūpins, jeigu ne mes pačios. Ir kas dar? Dar nepaminėjau vieną iš tų anomalijų, kur tikrai susiduria dažnai jaunimas ir nebūtinai, tai yra spuoguota oda. Ir vėlgi tie spuogai, jie dažniausiai turi 3 pagrindinės priežastis - maistas, hormonai ir netinkama priežiūra. Tai jeigu su priežiūra pas jūs idealu, jeigu su maistu irgi labai gerai prisižiūrit, bet jeigu kyla problemos, ne, va tie hormoniniai dalykai, be abejo, su kosmetika nesustabdysi, turi būti viskas subalansuota, ne, visos tos rytis atkreipiamos dėmesio ir prižiūrimos. Bet su priemonėm lygiai taip pat jūs labai galite palengvinti, ne, tą procesą. Tai va, tai kaip jau ir minėjau, spuoguotai odai visa yra mūsų Clear Proof linija, tai šitą orientuota į spuogelius. Vėlgi, pamenat, minėjau, kad atstatyti drėgmę būtina, tai kai drėgmė atstatyta, tai labai dažnai susitvarko ir spuogelį, tai drėkinanti kaukė. Labai svarbu serumas su vitaminu C+. Vėlgi iš praktikos pastebėjau, kad serumas su vitaminu C, jisai padeda greičiau tvarkytis ir spręstis tai spuogų problemai. Toks imunitetas odai, ne, gaunasi. Tai irgi įveskit. Dabar, jeigu oda spuoguota, tai be abejo labiausiai naudojam aktyvintos anglies giliai valomąją Clear Proof kaukę. Taip pat puikiai tinka Tamaizi Piero šveitiklis su glikolio rūgštim, nes pastebėkit, grožio salonuose labai dažnai daro rūgštinius valymus, ne, tai va mūsų šita procedūra. Ir mikrošveitimo procedūrą galima naudoti, bet ne ant pačio pūlingo spuogo. Jeigu jūs jaučiat, ar jūsų matot ten sūnus, dukra, turi tokį jau pūlingą ryškų spuogą, tai jokiais būdais nereikia brūžinti ir šveisti. Jeigu naudojat mikrošveitimo, jūs tiesiog, jeigu ten vienas kitas tiesiog apeinam spuogelį, galime nupilinguoti, nes labai dažnai būna spuoguota oda, kai tas spuogelis užgyja, tada jau jisai toks ir kaip pleiskanėlės atsiranda ir norisi labiau nušveitimo, tai jinai tinka, tik tai netinka brūžinti ant tų spuogų, kad nenudrėksti spuogelio ir nepasėti tos bakterijos aplinkui. Ne? Tai jeigu ryškus pūlingi spuogai, labiau renkamės juodą, giliai valančią Clear Proof kaukę, arba vėlgi, kaip ir minėjau, tinka šveitiklis, o čia jau tais atvejais, kai jau tas spuogelis apgyjęs ir norisi jau to tokio nupilingavimo, nusluoksniavimo su grūdelis, ne? Kas dar? Ko nepaminėjau? Aišku, dažnai spuogelius norim paslėpti su makiažo pagrindu čia jau dienai, maskuokliai ir visa kita. Į makiažą šiuo kartu labai nelysiu, kitam video papasakosiu apie makiažo priemonės, dabar labiau apie veido priežiūrą. Galvoju, ko dar nepaminėjau. Turbūt viskas. Bioceliuliozės kaukė, žinokit, tinka ir šiuo atveju lygiai taip pat. Atstatyti drėgmę, ne, kad padėtų odai greičiau atsigauti. Tai va, aišku, jeigu jau ten mūsų paauglys, tai galbūt ir nereikia, bet jeigu jau tie spuogeliai vargina ir jau mum yra tikrai senai 20+, tai tikrai palepinkit save ir šiuo. Tai tiek turbūt apie pagrindinius veido priežiūros produktus, apie sistemas. Aš tikiu, kad šis mano video pagelbės jums susigaudyti toje gausybėje mūsų produktų. Tai jeigu pasikartojant, tai visada naudojam savo veido sistemą, o tie papildomi produktai, jie yra kaip pagalba spręsti tam tikras problemas. Tai apie veidą kaip ir viskas aišku, bet nepamirškim, kad mes turime kūną. Tai jeigu labai trumpai, tai mūsų Satin Body. Vėlgi sistema, kaip pastebit, amerikėjai kuria sistemas, nes tai duoda geriausią rezultatą. Tai yra dušo želė, šveitiklis ir kūno losjonas. Ir nusiprausiam, ir nušveičiam, nusluoksniuojam tos pašerpetojimus, pasausėjusias odelės ir padrėkinam losjonu. Jeigu norim tokio stangresnio, veiksmingesnio, tai kūną modeliuojant emulsiją, ypatingai nepamirškit dekoltė zonai, ar ten jaučiam kažkur reikia tokio ar pilvo srity, ar čia žinot rankose sparneliai ir visa kita, tai kūną modeliuojant emulsiją, jinai tokio tonuso stangrumo priduoda. O jeigu kalbant apie mūsų švelnias rankytes, tai kaip aš sakau, mūsų kompanijos vizitinė kortelė, nuo kurios labai dažnai pradeda mūsų grožio susitikimus, tai yra rankų sistema, Setintens, kur sudaro vėlgi 3 žingsniai, vėlgi sistema, minkštinamasis kremas, šveitiklės ir regeneruojantis, drėkinantis kremas. Tai čia jau tas dieninis, kur aš vadinu sekretorių kremu, pasitepia ir jokių riebių dėmių pėdsakų nepalieka. Čia vėlgi tas riebusis vaškinis, kuris atstato sausumą, ne, tais visais sausais gyvenimo atvejais. Ko aš dar nepaminėjau? Dar po ranka matau, apie kurios nepapasakojau.
Tai yra tikslinės priemonės nuo raukšlyčių. Ne? Mes turime mimikos raukšlių mažinimo priemonę ir Tamwise Repairo gilias raukšlės pripildančią priemonę. Tai čia, jeigu jau matot kokias ryškesnės raukšlytės ir jau kyla klausimas, ar čia kokia botoks ar hialurono injekcija pasidaryti, neskubėkite, ne? Išbandykite šitas priemonės, tai mimikos raukšlių mažinimo priemonė, tai jinai ką daro? Jinai atpalaiduoja raumenį, ne, ir padeda tai raukšlytei išsilyginti, ne, vat nakties, jeigu vakare pasitepam, jinai atpalaiduoja ir per naktį tas procesas viskas vyksta. Tai, galim sakyti taip, grubiai, kada naudoti vieną ir kitą, viskas kas į viršų, tai kakta, čia va šita liūto raukšlė, žąsų kojelės, mimikos raukšlių mažinimo priemonė. Tamwise Repairo gilias raukšlės pripildanti priemonė, tai yra ta priemonė, kuri veikia truputėlį kitaip, jinai užpildo pačią raukšlę, ne, pripildo hialurono rūgštim ir ta raukšlė, jinai ilgainiui tą produktą naudojant, jinai mažėja. Tai va, ką žemyn, ne, va čia tos juoko raukšlės ir panašiai, čia jau va, būtent užpildas. Tai va, tai nepamirškim, kad turime net ir tokias, galima sakyti, botokso injekcijas be adatų. Tai tiek apie šitus produktus. Na ką, tai dabar turbūt jau baigiu apie veido priežiūrą, apie makiažą, manau, pasidarysim kitą video. Tai jeigu kyla klausimų, jeigu nori išbandyti produktus, parašyk komentaruose, kreipkis ar į mane, ar į savo organizatorę, lyderę, jeigu šitą video žiūri ne mano verslo grupės konsultantės ar klientės. Ir mes tikrai pasidalinsim ir parekomenduosim. Tai tiek, ate.